Labas vakaras, sveiki atvykę į vasaros sostinę Palangą Sevenbet nacionalinę krepšinio lygą. Mes galų gale pasiekėme pusfinalių stadiją. Vytis Radzevičius, Dovis Bičkauskis, Laimonas Eglinskas, Giedrius Žibėnas, taip pat ir Lietuvos rinktinės treneris. Sekundės atakai, Tomas meta už toli. Pataikyti nepavyksta ir greitajame puolime Robertas Suvakėlis. Lieka Jurbarko Karys. Runkauskas. Iš toli yra Marius Runkauskas. Pagalba. Delinikaitis. Tomas meta pats. Taškų nėra. Šarakauskas laiku spėja išmesti kamuolį. Delinikaitis. Žukauskui. Žukauskui. Kamuolys krepšyje. Žakauskas. Pagalba gynyboje buvo pasiruošęs eiti ir Vytautas Šarakauskas, bet ataka 4 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Valunta atsiduria ten, kur reikia. Danisevičius. Perdavimas Valuntai, šis šokdina varžovą ir po 82 su trupučio taško. Marius Runkauskas. Ir tai buvo viskas iš jo pusės. Taška. 3 taškai. Pagal šį skaičių jis yra kol kas nepralenkiamas rungtynėse. Nėra pražangos, tačiau yra taškai. Povilo Valaičio pražanga. Tomaška. Sugrūsti kamuolio nepavyksta, tačiau Ignui nepavyko, nors prieš tai pataikė 8 dvitaškius iš 9. Robertas Suvakėvičius. 12 turėjo Jurbarko Karys. O kėlinys baigėsi štai tokiu akcentu. Runkauskas. Jo laisvą negali palikti nei akimirkos. Lukauskis. Vos priėmęs kamuolį, jį išmeta į krepšio. 11-8. Toks yra tarpinis kėlinio rezultatas. Išvelnina Paulius Gitoje 19 taškų. Runkauskas. Bus ir papildomas šansas ir vėl Runkauskas iš toli ir šį kartą skirtingai. Runkauskas pašokdintas. Delinikaitis. Marius Runkauskas kartoja savo asmeninį rekordą. Kevičius. Žukauskas. 3 taškai. Šis epizodas. Tai yra viskas. Netrukus nuaidės finalinė rungtynių sirena. 194 Jurbarkas Karys pirmosiose pusfinalio rungtynėse svečių tvirtovėje iškovoja pergalę.